Pakalbėkime apie dar vieną būdą, kuris galbūt padėtų išspręsti probleminės rašybos klausimus. Galbūt yra tekę girdėti, kad lietuvių kalbos kirtis yra laisvas. Tai reiškia, kad jis iš principo gali būti bet kuriame žodžio skiemenyje. Vienokie ir kitokie kirčio šokinėjimo dėsningumai lėmė mūsų 4 lietuvių kalbos kirčiuočių susiformavimą. Tačiau mums aktualiau tai, kad šokinėdamas skirtingose to paties žodžio skiemenyse, kirtis gali mums padėti nustatyti probleminių skiemenų, probleminių garsų rašybą. Praėjusį kartą mes minėjome, kad visi nekirčiuoti lietuvių kalbos skiemenys, jų balsiai yra tariami silpniau, ne taip aiškiai artikuliuoti. Todėl mes gana dažnai suklystame juos rašydami. Taigi, šita priemonė yra būdas nustatyti nekirčiuotų lietuvių kalbos balsių rašymą žodžiuose. Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Štai, pavyzdžiui, turime žodį kėlinys. Kaip reikėtų rašyti ir tarti, sakykime, pirmąjį nekirčiuotą skiemenį kė. Jis gali skambėti kaip kė, kaip ke, ar dar kaip koks tarpinis garsas. Raskime to paties žodžio formą, šiuo atveju linksnį, kuriame šis skiemuo būtų kirčiuotas. Aptarę ką kėlinį. Šiuo atveju labai aiškiai girdime, kad yra ilgasis balsis i. Taigi rašome i. Pasitelkime kitą pavyzdį. Štai pavyzdžiui veiksmažodis liūdėti. Ką aš darau, aš liūdžiu, tu liūdi. Kokį trumpą ir ilgą reikėtų rašyti į pirmą žodžio skiemenį. Vėlgi raskime tokią formą, kuriame šis pirmas skiemuo būtų kirčiuotas. Ką jis dabar daro? Jis liūdi. Labai aiškiai girdime, kad yra ilgasis balsis u. Taigi rašome ilgai balsį u. Baigdamas tik pridėsiu, kad šiuo būdu atsargiau turėtų naudotis tie, kurie labai aktyviai vartoja savo gimtąją tarmę. Reikalas tas, kad tarmėse gausu labai daug fonetinių pakitimų, kurie gali tik dar labiau sujaukti mūsų galvas, kai mes bandysime pasinaudoti šiuo būdu.